Kadangi minėjai, kad per metus galima atvažiuoti, rekomenduojama atvažiuoti 2 kartus. Ankstyvą pavasarį ir rudenį. Ar žiemą tie skėriai miega? Jo. Jie ir plinta vasaros sezono metu, kada yra pats sausros ir karščiai. 2 generacijas jie daro. Pavasarį, kada pradeda šilti orai ir jeigu jiem palankios oro sąlygos plisti ir jie plinta toliau, tada antrą generaciją Liepos pabaigoje. Ir rugpjūčio rugsėjo mėnesį pasimato visas gražumas. Vat jeigu dabar jos turi susitvarkyti, po to rudeniop spalio mėnesį atvažiuoji, pasižiūri, prieš žiemos sezoną rekomenduotina jos yra visus išsikirsti ir išsivežti, nes jie tada jau nebeaktyvūs. Tada išsiveži, pavasarį atvažiuoji, vėl pasižiūri, ar nėra naujų židinių. Jeigu pavasarį nieko nesimato, tada lauki rudens, rudenį, jeigu pamatai kažką naujo, vėl viską išveži. Kokie tolimesni veiksmai? Pasistengti tą plitimą suvaldyti. Jeigu jo nepavyks suvaldyti, praktiškai garantuoju, kad čia ir to nebepadarysim. Nukirsim viską plinai ir arba sodinsim, kad užaugtų eglynas, bet pats to asmeniškai nedarysiu, nes visą laiką prioritetas pas mane yra auginti lapuotę, dėl to, kad tai labiau tinkamas mūsų klimatui. Ir man pačiam asmeniškai yra maloniau gauti iš miško naudą po 20, po 30 metų, negu kad po neaišku kiek metų ir dar klausimas, ar jisai užaugs, žiūrint į šitą pavyzdį. Dabar dėl šito parazito, kiek tu patyrei pinigų nuostolio? Kokį 40% vertė medienos nukrito, tai tikrai. Jeigu šičia, kaip pavyzdys, šita eglinė auga iki 300 kubinių metrų, tai jeigu jis visas nudžius, tai šiandien dieną aš už jį gausiu 15 000 už žalę, o už sausą aš jį gausiu 7 000. Aiškus, 8 000 skirtums. Už tai, kad kažkas maitinas ir neauga.